tai žiūrėk, tada taip parodau šiek tiek tokį momentą. Tai mes turim du e-shopus, vieną kosmetikos Aukeitą ir kitą turim ERV. Tai ERV paspaudus čia ant WordPress, čia va paieškoju vedant kažkokį keywordą, tada meta visus WordPresso template'us ir tiesiog gali eit pasižiūrėti tuos preview ir taip WordPresso template'us įsirinkti, čia galima rašyti business, corporate, kokį nors, ir taip toliau. Jeigu mes norim tada e-commerce einam ir einam PrestaShop, kada įsirenkam PrestaShopą, čia paieškoj tada irgi rašom, beauty kažkokia, beauty shopas ir čia va, mes galime eiti matyti live preview beauty shopų templates. Tai va tokiu būdu pasižiūrėkit, reikia vieno template'o WordPressinio, vieno template'o PrestaShopinio. Jeigu, kaip pasakyti, aš tai visą laiką atsiunčiu vieną kartą, atsiunčiu antrą kartą ir tada trečią kartą klientams duodu patiems žiūrinėtis, rinktis tų template'ų, gali įsirinkti kaip noriu, bet matau, kad jūs pakankamai guvus, tai nežinau, ar man tada žiūrėti dar kažkokius keletą, ar nelabai. Ir labai aktualu apsispręsti, nes mums reikia vieną PrestaShopinį, kitą WordPressinį.